Sveiki! Štai ir praėjo pirmoji realybės šou specialistas savaitė, kai mes mokėmės kinologo specialybės. Kągi šią savaitę mes veikėme? Manau, mums labai pasisekė, todėl kad Šiauliuose net 2 savaitgalius iš eilės vyko šunų parodos. Viena didesnė, tarptautinė, kita šiek tiek mažesnė, bet šios 2 parodos mums padėjo susipažinti su daugybė įvairiausių veislių šunų. Taigi mes vaikščiojame, domėjomės, kalbinome šunis, jų šeimininkus, netgi pakalbinome žurnalistą Skaivą ir mergaitės ėmė iš jos interviu. Na, o savo įspūdžius, visos savaitės įspūdžius vaikai paskui piešė. Jie išsirinko jiems labiausiai patinkančios veislės šunį, ieškojo informacijos apie šitą šunį, apie šitos veislės šunį internete ir paskui savo darbus pristatė. Šiek tiek mums padėjo ir kinologų centro organizuotas edukacinis užsiėmimas, kuriame mes buvome vienos iš parodų metu. Taip kad aš manau, šitą savaitę mums buvo tikrai labai smagi, aktyvi ir savo veiklą tęsime toliau. Ką veiksim kitą savaitę? Taiga, ką mes veiksim kitą savaitę? Taip, Taiga, mes eisime susipažinti su šunų vikrumo sportu. Na, angliškai, kitaip sakant, tai yra vadinamoji agility. Agility varžybas mes stebėjome jau parodos metu, o kas tai yra agility, mes išsiaiškinsime vėliau. Taigi, iki pasimatymo. Sveiki! Šiandien mūsų sueiga vyksta Šiauliuose, Šiaulių arenoje, kur visai neseniai prasidėjo šunų paroda. Kągi, šiandien mes čia sužinosime. Visų pirma, susipažinsime su pačiu įvairiausių veislių šunimis. Na, o paskui eisime į kinologų centro organizuojamą užsiėmimą, kur žavios šunimis besidominčios merginos papasakos, kągi reiškia šunų paroda ir kodėl ta šunų paroda yra organizuojama, kokių veislių šunų būna ir kas yra jaunasis vedlys. Na, o ten apačioje kol kas yra dėliojama įranga ir turėtų prasidėti agility varžybos. Taigi, eime Kur jūs dvi šiandien buvot? Na tai kurgi jūs šiandien buvote? Šiandien buvom Saulės mieste šunų parodoje. Ir nebuvo daug šunų veislių. Na, o tai kiek šunų veislių suskaičiavote? Taip, buvo 14 šunų veislių. Kuri veislė tau labiausiai patiko? Man patiko Haksai.
Na, o kodėl? Nes jie gražus tokie nudybusios ausis ir man jie labai gražus pasirodė. Adelė, o tau kuri veislė labiausiai patiko? Man labiausiai patiko baltasis terjeras. O kodėl? Jis toks mažas ir gražus. Kodėl vyksta šitas ir kodėl jis vyksta? Šitas renginys vyksta tam, kad šiuo atveju Šiaulių miesto visus gyventojus ir svečius būtų galima supažindinti su įvairiomis šunų veislėmis, kad mes galėtume parodyti žmonėms, kas yra atsakingas veisimas, kad žmonės pradėtų pirkti šunis iš veisėjų, o ne iš daugintojų, kurie tik tai kergia šunis, siekdami pasipelnyti. Nes jeigu tai bus, tai tada bus mažiau ir prieglaudose šunų. O jeigu mes atsakingai įsigysime šunis iš atsakingų veisėjų, arba imsime iš prieglaudos, o neremsime nelegaliai to užsiimant daugintojų. Tai va, šito Šiauliuose, todėl kad tiesiog šitas Saulės miestas suteikia mums vietą, kur mes galime tai daryti ir mes visi čia skaičiavome. Man taksai patinka, žinot kodėl? Todėl, kad kai man buvo 8 metai, aš tada perskaičiau tokią knygutę, kuri vadinasi Tėtis, mama, 8 vaikų sunkvežimis. Ir toj knygutėje buvo taksas, kurio vardas buvo Virzulio vamzdis. Ir man taip patiko tas Virzulio vamzdis, kad aš stovau prie mamos ir sakiau, prašau nupirk man taksą. Mama man nepirko to takso, bet po to mano mama pradėjo lauktis mano sesers. Ir aš jai pasakiau, aha, tu tai turėsi vaiką, tada ir man reikia takso. Ir mama buvo priversta nupirkti man taksą. Ir taip aš gavau pirmą taksą ir nuo to karto aš auginu tik taksas. Sveiki, aš Adelė ir šiandien jums noriu papasakoti apie Džeką Raselą terjerus. Štai čia mano kalytė Tipa. Ir apie jų veislės istoriją. Išvesta Anglijoje 19 amžiuje. Dvasininko vardu Džeko Raselo. Šis mažasis terjeras buvo naudojamas medžiokliai, medžiojant lapes, kasant grobį iš urvų. Veislė akcentavo ir ugdė jo sugebėjimai dirbti įvairius darbus. Todėl veislė labai įdomi ir šie šunys yra energingi ir jų išvaizda yra, dažniausiai būna baltas kūnas, gali būti ruda galva ir jie yra labai energingi, netgi pavyzdžiui paėmus žaislą, kai šuo įsikanda, pakėlus jį, jis ilgai gali iškabėti ir labai tokie linksmi ir drąsūs.